Kas naktim veido, dangumi skraidino, kol dangus ir mėnuo lietumi gaivino. Žmonės savo veidus rūkuose skandino ir kartais mosuojant jį perkūnu vadino. Kai nubudo žemė, jiems karūna nupynė, sunokino sodų, žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidus prausė ir perkūno laukiant jo vardą šaukė. Perkūnu vadino. Perkūnu vadino. Kai nubudo žemė, jam karūna nupynė, sunokino sodus, žiedus sužydino, lietumi gaivino, švelniai veidus prausė ir perkūno laukiant jo vardą šaukė. Kas naktim veido, dangumi skraidino, kol dangus ir mėnuo lietumi gaivino. Žmonės savo veidus rūkuose skandino ir kartais mosuojant jį perkūnu vadino. Lietuvos nacionalinio kultūros centro mėgėjų meno skyriaus choreografijos specialistė Ernesta Tamaliūnienė. Valstybinio dainų ir šokių ansamblio Lietuva šokių grupės vadovė, vyriausioji baletmeisterė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto šokio katedros docentė Aušra Krasauskaitė. Na ir žinoma, komisijos pirmininkė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro mėgėjų meno skyriaus choreografijos specialistė, Vilniaus miesto vaikų liaudiškų šokių kolektyvo Rasodėlė vadovė, 2026 metų Lietuvos moksleivių dainų šventės šokių dienos Ratu ratu meno vadovė Živilė Adomaitienė.